Labas, šiame video noriu tau parodyti, kaip naudotis GLU kompanijos svetainę, kaip pasidaryti savo pirmąjį užsakymą ir kaip rasti nuorodas į savo elektroninę parduotuvę klientams ir registracijos nuorodą į tavo komandą, kad žmonės galėtų registruotis. Taigi visų pirma, keliaujame į glu.com ir atkeliavus į svetainę dešiniajame viršutinėme kampe užvedame pelę ant spinelės ir paspaudžiame login. Ir prisijungiame su savo elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu, kurį susikūrėme, kai registravomės. Tada prisijungus mes keliavame į Shop ir All Products, kad pasidarytume pirmąjį užsakymą. Ir būtent atkeliavus į parduotuvę mes išsirinkame, kokius produktus norėtume užsisakyti. Taip, tai sakykime, jeigu norite įsigyti produktą žarnynui, tai ant Perfect Gut spaudžiame Add to Cart. Jeigu norite užsisakyti aktyviuosius funkcinius lašus miegui, spaudžiame prie to produkto Add to Cart. Jeigu norime užsisakyti aktyviuosius lašus energijai, spaudžiame Add to Cart. Kai jau susidėjome visus produktus, kuriuos norime užsisakyti, tada dešinėje pusėje spaudžiame ant vežimėlio paveikslėlio, vežimėlio ikonos ir atsidaro mūsų užsakymas. Taip, ir reiškia, sakykime, turime tuos 3 produktus dabar prisidėję, parašytos produktų kainos. Spaudžiame Proceed to Checkout ir atsidaro būtent mūsų krepšelis, kur matysime būtent kiek iš viso kainuos mūsų užsakymas. Šiuo atveju 176,99 eurai. Ir kaip matome, tada shipping, siuntimas yra nemokamas. Jeigu užsakymas yra iki 150 eurų, tada bus siuntimas 5,17 eurai. Jeigu užsakymas yra mažiau negu 100 eurų, tada siuntimas bus 10 eurų. Ir tada čia susitikriname, kad visi mūsų duomenys būtų teisingi, reiškia elektroninis pašto adresas, mūsų vardas, pavardė, adresas, kur produktas bus pristatytas, telefono numeris. Taip, ir tada atkeliavus į apačią mes įvesime savo banko kortelės duomenis, kad atsiskaitytume. Svarbu, jeigu jūsų pristatymo adresas skiriasi nuo to adreso, kuriame yra banko kortelė registruota, tada čia, kur yra billing information, nuimama varnelę ir suvedame adresą, kuriame yra mūsų banko kortelė registruota. Jeigu banko kortelė registruota tame pačiame adrese, į kurį mes norime, kad produktas būtų pristatytas, tada uždedame varnelę, nes jie abudu yra vienodi. Ir tada čia, kur card number, suvedame ilgą kortelę 16 skaitmenų numerį, kur expiration date įrašome, iki kada kortelė galioja, mėnuo ir metai, kur security code įrašome 3 skaičiukus paskutinius kitoje kortelės pusėje. Ir aišku, pasirinkame šalį, kurioje kortelė yra registruota. Tai jeigu kortelė yra registruota Lietuvoje, tai pasirinksime Lithuaniją, jeigu kortelė registruota Vokietijoje, tai pasirinksime Germany ir taip toliau. Ir tada apačioje uždedame varnelę I have read and agree to terms and conditions ir spaudžiame place order now. Tada dažniausiai iššoks kažkokia tai lentelė arba atsiras jūsų telefone, paprašys patvirtinti būtent šitą pirkimą ir kai jūs patvirtinsite su elektroninė bankininkystė, bus patvirtintas jūsų užsakymas. Tada, kai baigite daryti užsakymą, galite keliauti į account ir orders ir čia matysite savo užsakymo numerį, taip, ir visą užsakymą, ir matysite, kur būtent shipping bus parašyta, kad apdorojama. Jau kai jūsų užsakymas yra išsiųstas, tada bus parašyta shipped. Tai reiškia, tokiu būdu jūs galite sekti būtent, kas vyksta su jūsų užsakymu ir žinosite tiksliai, kada jau produktai yra išsiųsti. Tai tokiu būdu mes pasidarome pirmąjį savo užsakymą. Antras labai svarbus dalykas tai yra būtent susikurti savo elektroninės parduotuvės nuorodą ir registracijos nuorodą į komandą. Kad tai padarytume, keliaujame į account ir tada dashboard. Atsidarius čia dashboard, mes nusileisime į pačią apačią,
kur matysime būtent mūsų registracijos nuorodas. Tai pačioje apačioje matote yra GLU Webshop. Jeigu paspaudžiame ant to mygtuko, čia bus mano asmeninė elektroninės parduotuvės nuoroda. Jeigu aš nusiųsiu žmonės į šitą nuorodą ir jie apsipirks, aš gausiu nuo to pirkimo komisinius. Tai šitą nuorodą galite asmeniškai siūsti savo klientams, galite šitą nuorodą dalinti socialiniai medijai, kad žmonės keliautų ir apsipirktų jūsų elektroniniai parduotuviai. Jeigu aš noriu registruoti žmogų į komandą, kuris planuoja tik tai pardavinėti produktus, bet neplanuoja statyti komandos, tada aš spausiu Become Affiliate. Taip, vėlgi paspausiu čia, nusikopijuosiu nuorodą ir galėsiu nusiųsti žmogui, kuris, pavyzdžiui, planuoja rekomenduoti šitą kompaniją kitiem, bet neplanuoja statyti komandos. Jeigu žmogus planuoja statyti komandą, tada aš nukopijuosiu IBO, Independent Business Owner, nepriklausomo verslo savininko nuorodą. Paspaudžiame čia ir tada nusikopijuoja nuorodą ir čia būtent žmogui, kuris planuoja statyti komandą ir nori gauti visus bonusus, kurie yra išvardinti verslo pristatymo video. Tai reiškia, affiliate uždirba tik tai 20% tuos nuo asmeniškai užregistruotų klientų ir partnerių, o IBO uždirba tuos 20% plus gauna bonusus 7 lygius į gylį, gauna vienkartinius milestone bonusus, gauna leadership bonusą ir taip toliau. Tai priklausomai nuo to, ką žmogus planuoja daryti su kompanija, priklausys, kurią nuorodą nusiųsite. Aš rekomenduočiau tas visas 3 nuorodas elektroninės parduotuvės affiliate ir IBO išsisaugoti kažkur telefone į užrašus, kad turėtumėte po ranka, kiekvieną kartą, kai reikia, tai tiesiog nusiunčiate žmogui ir žmogus gali užsiregistruoti į jūsų komandą arba apsipirkti produktus. Taip pat, jeigu būtent nukeliausite į account ir tada downloads, tai čia rasite failus parsisiuntimui. Tai yra visų pirma produktų knygos apie kiekvieną produktą skirtingomis kalbomis, įskaitant lietuvių, galite paspausti ir atsidarys produktų knygos, kur galėsite vėlgi dar detaliau pasiskaityti apie produktą arba, pavyzdžiui, jeigu norėsite, galėsite parsisiųsti tą failą ir nusiųsti, pavyzdžiui, savo potencialiam klientui ar panašiai, kad pasižiūrėtų. Tai čia turėsime produktų knygas apie visus produktus, plus prezentacijos skaidrės, taip pat lietuvių kalba ir kitomis kalbomis, ir taip pat pristatymo kaina ir kiek taškų duoda produktai lenteles. Visą tai galite čia iš downloads parsisiųsti. Žinoma, galėsite peržiūrėti visas dalis tinklapio, kad susipažinti, kad daugiau, kaip sakant, žinoti apie tai, kuo užsiima šita kompanija ir visą kitą informaciją, bet šios dalis yra pačios svarbiausios: pasidaryti pirmąjį užsakymą, nusikopijuoti savo nuorodas pakvietimui kitų žmonių ir žinoti būtent, kur randasi dashboard, nes čia jūs matysite, kai žmonės užsiregistruoja į jūsų komandą, čia jūs matysite būtent, kiek komisinių jūs esate uždirbę tą momentą ir taip pat paspaudus ant downline, jūs matysite visą savo komandos struktūrą, kur galėsite užeiti ant kiekvieno iš šitų rutuliukų ir matysite būtent, kas prisijungia prie jūsų komandos ir tokiu būdu matysite, kas vyksta jūsų versle realiu laiku būtent čia savo verslo partnerio kabinete. Jeigu kils kažkokių klausimų, reikės kažkokios pagalbos, visą laiką galite susisiekti su jūs pakvietusiu asmeniu arba aukštesniaisiais lyderiais ir jie jums viską paaiškins ir parodys.